bitynų teliko tiek. Bet dirba, reiškia bus viskas labai gerai su jom. Ten šeima irgi dirba, vau, vyva. O čia šita šeimelė irgi dirba, bet dar slabnai. Bet reiškia viskas bus gerai. Švariai. Didžioko medus užskaitytas 2 kartą. Tai jeigu bitės valgo, joms patinka, jums patiks. Tai ką, rezumė paprasta. Turim užsidėję Tauragės rajone 3 magazinus iš 6 galimų. Ežerėlį esam užsidėję 5 magazinus iš 5 galimų. Ir Jonavoje esam užsidėję 1 iš 2 galimų. Tai dabar spėkit, kuriame iš šitų bitynų bus pirmiausiai bent kažkiek įpildyti magazinai. Ir visgi Jonavoje ir Tauragėj pirmiausiai aš uždėsiu visus magazinus ant kiekvieno avilio. Nepamirškit to, kad dabar yra dar tik tai balandžio pabaiga, dar net gegužio neturim. Ir taip, Tauragėj žydi rapsai, Jonavoj žydi rapsai. Prie ežerėlio turim tik tai durpynus, miškus ir panašiai. Bet mačiau, kad žmonės sakė, kad kaip tik kas miškuose turi pasidėję jau magazinų ar ko, žymiai geresnis rezultatas negu iš pievų. Kaip čia tai? Tvarkysim. Spiečių vakar tiesiog pamačiau Facebook'e, kad žmogus, atvažiuokit, paimkit, kam reikia. Atvažiavom, aišku, simboliškai ten apsikeitėm mainais. Tai visai neblogas spiečiukas, jeigu iš tikrųjų, bet turbūt bus 2 karto išėjęs, nes 1 kartą būna žymiai didesni. Arba jeigu šalta buvo, tai nepilnai išėjo 1, čia irgi taip gali būti. Tai pakeitė, tai perkeliam tiesiog spiečių, įdėjom jam čiut perų su kiaušinėliais, kad būtų daugiau motyvacijos likti avily, o nepabėgti. Įdėjom 2 korius jau pasiūtus, nes neturėjau ką kito. O šiaip jie realiai šiandien pasisius vaškuolės naujas. Šiandien ryt ir jau vaškuolės bus visas naujas. Tai tikrai džiugina nauja šeima. Ta nauja šeima yra 15 pas mane.